Aktyvistas Andrius Lobovas vis dar kovoja prieš nelegalią priekybą kontrabandinėmis cigaretėmis ir kviečia tautą atsitokėti. Meskite rūkyti. Andriau, kiek žinom, dar prieš Kalėdas visas šventes buvai pas ministrą ir vėl. Tik žinom, kad tau turbūt neleido filmuoti. Tai galbūt bent jau papasakosi, kaip vyko pokalbis, apie ką šnekėjotės. Sveiki. Pirmiausia, tai labai norim padėkoti, kad iš tikrųjų jūs tiesiog, jūs tiesiog didvyrė esat, nes viešina tokią informaciją, kuri yra uždrausta, nes aš kiek siūliau Lietuvos televizijos kanalam, jie kategoriškai viską atmeta, nes pasirodo Jonavoje kontrabandos nėra, niekas nevyksta ir taip toliau, ir taip toliau. Ministras mūsų yra šventa karvė, nes reitinguose jisai yra vos nelenkia ten vieni kitus, jie tenai reitinguojasi. Tai negalima įrodyti, kad ministras yra pavyzdžiui, mano atžvilgiu ministras yra, kaip aš galiu drąsiai teikti, kad ministras tarpininkauja banditam. Tikrai. Nes, pavyzdžiui, aš dabar nuvažiavęs gruodžio 29 dieną buvau ir būtent nuvežiau jam 2004 metų Čėsnos įsakymą, kuriame yra leidžiamas blokas cigarečių, reiškia, kontrabandinių nešiot prie savęs ir ten vėl visokių niuansų, ten belė kokių. Pasirodo, per 11 metų ne vienas ministras, ne vienas aukštas pareigas užimantis pareigūnas, gyvenantis iš mokesčių mokėtojų kišenės, nesugebėjo nieko pakeisti tuose įsakymuose ir tiesiog tai yra, jisai tiesiog toleruoja tą kontrabandą. Kitaip aš negaliu to pasakyti, suprantat, man jau trūksta žodžių, tiesiog kaip išreikšti visą tai. Ministras man prižadėjo, kad kažką tai tvarkys, kažką tai darys, vat ir šiandien turi pas mane atvažiuoti iš Kauno tyrėjai, reiškia, jie čia kažką tai tirs, kažką tai žiūrės. Aš jiems sakau, kosmonautai, jūs ką, jūs sakau, kur jūs žiūrit? Reikia žiūrėti į įstatymus. Pirmiausia, sugriežtyti įstatymą. Kol nebus sugriežtytas įstatymas, tol tenai, už mano nugaros vyks prekyba, jinai niekas čia nieko nepakeis. Kaip tu pakeistum tą įstatymą? Vietoj vieno bloko cigarečių pakelio? Jokių iš viso blokų. Normalioji civilizuotoje Europos valstybėse visur pagauta su kontrabandiniam cigaretėm viskas. Iš karto į baudos įkalinimą ir viskas. Jokių čia net negali būti. Tai ir čia tas pats. Antrą kartą, trečią kartą daleiskim pagavo viskas. Iš karto 3 mėnesiai įkalinimo ir viskas. Jokių problemų. Aš tik tai vieną galiu nuraminti, būtent visus kontrabandistus, aukšto lygio pareigūnus, kad greitų laikų mane greičiausiai vėl kokioje nors fiktyvioje byloje iškeltoje būtent teisėsaugos pasodins, tai aš manau, kad metus arba 2 tikrai bus ramu ir jūs galėsite toliau sėkmingai savo prekiaut, vežiot. Aš tikrai nevažiuosiu pas ministrą, nes iš tikrųjų iš įkalinimo įstaigos aš negalėsiu išvažiuoti, nes jau turiu vieną fiktyvę bylą, kurią apskundžiau Strasbūrui, nes 2 advokatai žiūrėjo, tai sakė, protu nesuvokiama byla, kaip galima iš viso nuteisti žmogus su tokiais dalykais. Ir dar plus kaba 3 bylos. Taip, kad sakau, šiandien pas tave kriminalistai iš Kauno atvažiuoja dėl to, kad tu kaip liudininkas, bet galiu greitų laikų pavirsti kaip ir kaltininkas. Taip išeina, įsivaizduojat. Gali būti taip, kad mane jie padarys, kad aš galbūt kontrabandą vežioju, čia pats inicijuoju visus šitos dalykus. O iš tikrųjų tai labai, sakau, stipriai nusivyliau ministru, aš iš tikrųjų taip jo niekados nepasitikėjau, nes nuo Deimantės Kėdytės dar ėmimo laikų, tai buvo ten visiškai protų nesuvokiami įsakymai, ten daug dalykų iš tikrųjų. Tai ir kaip toksai žmogus būtent pasiekė ministrų kėdę, tai čia suprantat, iš tikrųjų protų nesuvokiami dalykai. Ir pavyzdžiui, kaip ministras, sakau, aš jam tiesiog nuvežiau popierius, viską parodžiau ir paprašiau, sakau, jūs inicijuokit įstatymą, būtent sugrieždyti atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę, ne civilinę, bet baudžiamąją atsakomybę. Taigi pakertami valstybės pamatai, kaip sakant, vis tiek pasitikėjimas valstybė, kada žmonės mato tokį nusikalstamumą dar vykstantį plus po apsauga, policijos apsauga, kaip jie gali pasitikėti policiją. Jūs paklauskit pas bet kokius žmonės, ar jie pasitikė teisėtvarką. Aš abejoju, iš 10 turbūt 9 pasakys, kad nei vienas nepasitikė. Ir suprantat, iš tikrųjų man gėda, kad Lietuva turi tokį ministrą, tokią prezidentę ir, man žiauru yra, man yra žiauru. Vis tiek atsakymą tau pateikė dėl tos prekybos po Tai atsakymas yra, kad šiandien atvažiuos pas mane tyrėjai pasižiūrėti, ar tikrai vyksta prekyba, nes man atrodo, kad tyrėjai nežino, kad čia vyksta prekyba. Tai gal dvejinasi akise? Tai gal aš nežinau, jūs pasižiūrėkit, gal ir jum gal dvejinasi, tiesiai pasižiūrėkit, už mano nugaros vyksta prekyba. Ar ten gal stovi, jie tik tai paprasčiausiai mitinguoja, gal teisių savo kažkokių tai reikalauja, gal aš kažko nežinau, suprantat. Ir tas man yra baisiausia, kad sakau, ministras turėtų inicijuoti įstatymų pataisą, Seimas turėtų priimti, bet jie to nedaro. Vadinasi, jie yra vientisa nusikaltėlių irštva. Vientisa nusikaltėlių irštva, kuri toleruoja nusikalstamumą Lietuvoje. Viskas, mes pralošėm, mes viską pralošėm. Mes kaip žmonės, mokesčių mokėtojai, mes tiesiog esam totalūs vergai, kurie tiesiog nieko negalim padaryti. Aš, pavyzdžiui, būdamas paprastų piliečių, aš nieko negaliu padaryti. Man visi sako, eik į Seimą. Ką aš galiu eiti į tą Seimą? Aš nueisiu į tą Seimą, aš ten, nežinau, bus baisus dalykai, suprantat.
suprantat, negaliu aš ten eiti. Man reikia užauginti vaikus. Bet tu vis tiek jau, pavyzdžiui, ir internetinėje erdvėje turi savo pasiekėjų. Jeigu tave, na taip netyčia ir uždarytų į areštinę ar metams ar dviems, Nieko nepasikeistų. ką nors padėtų tavo kelius sektų? Nieko nepasikeistų, nieko. Žmonės yra visiškai išgazdyti, įbauginti ir tai yra būtent valdžios šitos buvo pats pagrindinis siekis, tai yra būtent lietuvių tautą paversti vergais, paversti visiškai nemąstančiais, bejėgiais ir nieko negalinčiais padaryti. Tai yra būtent mokesčių mokėtojus, tos 80% tautos padarė visiškais robotais. Jie visiškas niekalas yra. Ir man iš tikrųjų gėda už tautą, už žmonės, kurie yra degradavo, kurie prasigėrė, prasinarkomanino. Nu iš tikrųjų baisu. Žmonės, jūs pasižiūrėkit, ką jūs su savim padarėt. Pasižiūrėkit, kokie jūsų vaikai auga. Jums negaila, jums negėda, aš nesuprantu, kaip galima, aš pats sėdžiu, pas mane va 1,5 euro kišenėje, bet aš nesiskundžiu, aš nebėgu gert, nebėgu rūkyti, nebėgu kažką tai daryti, suprantat. Kažkaip tai kabinėsi į tą gyvenimą, kažką darai, žiūri, stengiasi vaikam viską, kažkaip augini tą savo kartą ir taip toliau. Žiūri dar to labiau jūsų vaikus, dar pasistengiu pasižiūrėti, kad nerūkytų, kad negertų, dar sudrausminu ir visą kitą. O jūs ką jūs darot, žmonės? Tai grįžtam prie tos turgavietės ir priekybą po kameromis. Ką siūlytumai daryti? Vis dėlto vis tiek dabar jau nuo šių metų budėtojų dalis kaip ir panaikinta, visi pareigūnai išvaryti, galima sakyti, į gatves. Jums dar kartą, tai dar kartą eilinis įrodymas, kad Vyginto Lukošio kontroliuojama Jonava yra, Jonavos policija. Čia ne aš kalbu, čia kalba policininkai patys, su kuriais man tenka dažnai bendrauti. Jonavoj policija yra visiškai utilizuota. Ir ta prasme, tai yra visiškai utilizuota. Ir tai yra būtent valdžioje esančių nusikaltėlių dėka, jų įtaigos dėka yra būtent sunaikinta paprasčiausiai tas taškas. Pasižiūrėkit, kontrabanda klesti pilnu tempu. Tai visa laimė, kad Jonavoje dar nėra tokių nusikalstamų grupuočių ar dar ko nors. Tai čia nusikaltimai vyktų iš vis, mašinas vagia, ar surado nors vieną mašiną. Ar surado, ką nors ar padarė. Žmonės apiplėšinėjo, tam pačiam turgui tie patys čigonai apiplėšinėjo žmonės. Ar pagavo nors kartą, ar ką nors įrodė. Nieko. Visiškas butaforija, visa tuštybė, sakau. Ir dabar dar pareigūnai dar iš vis pastatomi į tokią padėtį, kad jis tiesiog pareigūnas bijo žodį pasakyti. Ne tik, kad ten kažką tai padaryti, bijo žodį pasakyti. Man tai kažkokia katastrofa, tai yra katastrofa. Valstybėje vyksta didžiulės permainos, bet jūs vyksta į visiškai blogąją pusę. Ir nežinau, man tai Vilnius tai turbūt atrodo, kad ten atskira Lietuva, ten atskirai žmonės gyvena ir jie tiesiog nemato, kas vyksta toliau 95% Lietuvos teritorijos. Tai yra žmonės nuskurdinti, basi, alkani, pikti, narkomanija, kontrabanda, alkoholio įstatymus kažkokius tai uždraudė degalinėse ar dar kas nors, bet niekas nesugriežtino atsakomybės už alkoholio pardavinėjimą. Tai gerai, tai dabar alkoholį oficialiai nustos pardavinėti, o neoficialiai kiek pardavinės. Kokia baudžiamoji atsakomybė? Jokios. Protų nesuvokiami dalykai, suprantat, tai reiškia kažkas tai piktybiškai proteguoja tuos dalykus tam, kad prastumt savo nuodus, savo visą dalyką. Reziumuojant mūsų tą pokalbį, galbūt tada eilinį kartą skelk gerą palinkėjimą mūsų jonaviečiams, kaip jiems išbristi iš tos duobės tokios. Sakau, pats didžiausias dalykas tai yra niekados nenusivilt. Aš ir dabar ir sporto salės važiuoju, irgi neturiu pinigų, sakau, visiškai sėdžiu, irgi žmonės skurde sėdi ir mano ir darbų nebeperka ir neturi pinigų, tiesiog daug bendrauju su žmonėm, tiesiog be pinigų visi sėdi, bet žmonės, sakau, nenusivilkit, žinokit, nėra tai blogai, kaip sakau, yra juoda diena, yra balta ir ateis tikrai tos baltos dienos, tikrai nenusivilkit, svarbiausia, nepulkit į depresiją, nepradėkit narkotikų vartoti, nepradėkit alkoholio vartoti, tiesiog, darykit kažką, tai bandykit, ieškokit, vienykitės, bendraukit tarpusavy, surasit vis tiek kažkokius kompromisus. Pats kitas variantas – išvažiuoti iš Lietuvos. Ką daro dabar kiekvieną dieną po lėktuvą įskrendantys žmonių, ta prasme, negrįžtamai lėktuvas Boeingas vienas įskrendantis lėktuvą, ta prasme, į užsienį žmonių. Tai nežinau, tiesiog būkit, sakau, laimingi žmonės. Ir dar kitas dalykas, nevartokit kontrabandinių cigarečių. Iš vis meskit rūkyti ir gerti. Tai yra didžiulis nuodas jūsų vaikam. Tai yra vienas baisiausių dalykų, iš tikrųjų, narkotikai, alkoholis, tabakas. Geros dienos visiems, gero vakaro, viso geriausio. Ačiū už pokalbį.